žemės menas. Tarsi ir nepripažintas dar kaip menas, daug diskusijų keliantis, bet todėl dar tik įdomesnis. Man svarbiausia, kad pavyksta apjungti žmonės, pavyksta apjungti skirtingas kultūras, nes būtent gamta, jinai yra tas pagrindinis ryšys tarp žmonių, kokioje tautoje, kokioje šalyje begyventų, kur jie bebūtų. Ir tas jautrumas aplinkai, gebėjimas įžvelgti, jis nepriklauso nuo tautybės, jis nepriklauso nuo odos spalvos. Ir tai, kad yra kelios paralelės, tarsi edukacija, terapija, dar kartą įrodo, kad mes tikrai dažniau turėtume kreipti dėmesį į aplinką, gamtą ir į žmogų kaip tos gamtos dalį. Aš kaip gydytojas esu sužavėtas tai, ką jūs padarėte. Vieni sako, kad nereikia žmogui kištis į gamtą, kaip yra. Tai bus gerai, tarsi miškai pūva, griuotė būna, kaip Dievas duos, taip ir bus. Mano nuomonė kita. Žmogus turi pridėti ranką, formuoti grožį, formuoti aplinką, kurio žavėtųsi žmogus, ir būtų laimingas ją matydamas. Aš dažnai sakau, menas tai yra estetoterapija, tai yra psichoterapija magna. Pirmiausiai tai dėkoju Marijui. Marijui, mūsų menininkui, profesijos mokytojui, kuris tikrai subūrė šitą gražią komandą čia. Ir mes tai paruošę, Mariau, tau norim įteikti padėkos raštą ir įteikti
šitą tortą, kad paskui vakare tu pasidalintum. Aš be galo dėkoju skyriaus vadovui Aivarui Anužiui, kuris labai